Sveiki, esu Donatas Brigas, daugiau negu 7 metus domiuosi asmeniniu tobulėjimu saviugda. Ir jau 3 metai esu įkūręs įmonę, kuri padeda tobulėti ne tik man, ne tik mano kolektyvui, bet ir kitiems žmonėms, tai yra UAB Saviugdos mokykla. Šiandien su jumis noriu pasidalinti savo patirtimi apie konfliktų sprendimus, apie gyvenimiškų situacijų šeimoje, verslo situacijų, kolektyvuose, darbo kolektyvuose būnančių situacijų sprendimus ir kaip konfliktus įspręsti ne tik čia ir dabar, bet konfliktus reikėtų įspręsti taip, kad jie niekada pas jūs nebegrįžtų. Taigi šiandien mūsų tema, kaip efektyviai spręsti konfliktus. Norėdami kalbėti apie konfliktą, mes turėtumėm pirmai įsiaiškinti apie tai, kas iš viso yra konfliktas. Taigi, kodėl jisai kyla, kaip jisai atsiranda. Tikriausiai jums teko girdėti, kad visi žmonės yra skirtingi. Ar ne? Visi mes savo pasaulį matome ne tokį, koks jis yra, bet užsidedam tam tikrus akinius. Ne? Ir kada mes žiūrime į pasaulį, mes matome ne tikrą realybę, kokia jinai yra, o žiūrime per savo akinių filtrus. Kiekvieno žmogaus akiniai yra skirtingi. Todėl žmonės, žiūrėdami į tos pačius dalykus, mato visiškai skirtingą realybę. Tai priklauso nuo ko? Tai priklauso pirma įsitikinimu. Pavyzdžiui, vienose šalyse yra priimta, kad vyrai gali vesti kelias moteris ir tai yra daug patysti ir tai yra normalu. Tarkim, Lietuvoje, kur yra priimta krikščionybė, tai jau skaitoma neištikimybė. Ir vieni tai vertina blogai, kiti vertina gerai. Tai mes prieikim prie tokios išvados, kad pasaulyje nėra nei gėrio, nei blogio, yra arba naudinga, arba nenaudinga ir tai yra tik tais akinių skirtumai. Dar tai priklauso nuo patirties. Sutikite su tuom, kad nuo skirtingų žmonių patirties žmonės situacijas, kurios įvyksta gyvenime, vertina skirtingai. Turbūt ir jums yra tekę, kad jūs išgirstate kažkokį tai garsą ir jis jums su kažkuo asocijuojasi. Taip, pavyzdžiui, jeigu vaikystėje jūs patyrėte avariją ir išgirdus greitai stabdymo kelią, jums užpuola blogos emocijos. Jeigu žmogus dažnai lankė ralio varžybas arba motociklų, kur dažnai padangų slydimo garsas susijęs su gerom emocijom, tai stabdymas jiems susijęs yra su gerom emocijom. Sutinka su tuo. Taigi priklauso nuo įsitikinimų, nuo patirties priklauso taip, kaip mes matome pasaulį. Nuo ko dar priklauso? Priklauso nuo mūsų vertybių sistemos. Kokios yra mūsų vertybės. Priklauso žmonės, vieni žmonės deklaruoja vienokias vertybės, kiti kitokias vertybės ir nuo to, kokios yra jų vidinės vertybės, jie taip ir vertina pasaulį. Ir žinoma, čia būtų galima rašyti daug. Į to, nuo ko priklauso, nuo to, kokia mūsų supa aplinka, kokie žmonės aplinkui, kokį mes darbą dirbame, kuo mes užsiimame, kiek mes išprūsame ir iš viso, kas mes tokie esam socialinėje visuomenėje. Ir kaip kyla konfliktas? Dažniausiai konfliktas kyla tik tais tada, kada mes kažko norime. Tai yra, konfliktas gali būti vidinis ir tarp asmenų ir netgi tarp grupių. Tai tarkim, jeigu yra du žmonės, tai yra populiariausi konfliktai. Vienas žmogus nori vieno, kitas žmogus nori kito. Ir jie nesusitarė. Vienas nori ir kitas nori, bet dėl įsitikinimų, patirties, vertybių, skirtumų, jie nesusitarė, kad jie gali tai daryti. Ir tada kyla žmonių konfliktas. Iš pradžių tai būna nesutarimas, vėliau, kada viena ir kita pusė prieštarauja, tai virsta į konfliktą. Ir ateina tas momentas, kad konfliktą reikia spręsti. Ir konfliktą bet kokiu būdu mes sprendžiam. Tik tais viso yra 6 konfliktų sprendimo būdai. Tai vienas iš būdų tokių ir dažnai mūsų visuomenėje yra ganėtinai priimtinas, tai yra pirmas konfliktų sprendimo būdas yra konflikto nespręsti. Tai irgi yra veiksmas. Jeigu mes nesprendžiam konfliktą, konfliktas toliau tęsiasi, jisai auga ir nuo to blogėja ir mūsų emocijos, ir santykis su žmonėm ir panašiai. Antras būdas tai yra vilkinti gumą, taip sakykime. Ar teko jums patirti tokią situaciją, kada yra kažkokia problema ir mes vilkinam ir galvojam, kad tiesiog jinai pati kada nors įsispręs. Tai yra irgi antras sprendimo būdas. Kartais tai būna, kad iš tiesų gyvenime ta problema įsisprendžia, susidaro palankios aplinkybės ir galbūt mums dievulis padeda tą problemą įspręsti. Tai yra vilkinti
gumą. Taip čia metaforiškai pavadinkim tą konfliktų sprendimo būdą. Trečias būdas yra tada, kada dvi šalis nesusitarė ir viena šalis yra kažkuom stipresnė, turi daugiau įtakos, galbūt turi daugiau kompetencijos ir jinai primeta savo nuomonę. Tiesiog dažniausiai tie konfliktai, tokie sprendimai yra pasitaikomi tėvų ir vaikų, nes tėvai puikiai žino, kad jie yra daug protingesni už savo vaikus ir jie primeta savo nuomonę. Tai trečias konfliktų būdas yra primetimas. Tai reiškia, kada viena pusė turi savo nuomonę, turi įsitikinimus ir per prievartą primeta kitai. Būna ir dar vienas sprendimo būdas, kuris nėra visiškai priešingas, bet jis irgi dažnai pasitaikantis, tai yra nusileidimas. Tai reiškia, kada viena pusė tiesiog savanoriškai nusileidžia kitai pusiai. Ir taip atrodytų, kad šitie du būdai yra priešingi vienas kitam, bet tai nėra visai taip. Primetimas yra tada, kada kita pusė visiškai nenori nusileisti ir tiesiog kita pusė dėl savo autoritarinio režimo primeta. Kaip ir minėjau, tai dažniausiai būna tėvų ir vaikų santykiuose. Nusileidimas yra tada, kada kita pusė net nėra autoritarinė. Jinai tiesiog net nežino apie tai, kad kita pusė nusileido dėl savo neefektyvaus elgesio, dėl bijojimo pasakyti, iš esmės tai dažniausiai vyksta dėl nepasitikėjimo savim, nepasitikėjimo savo nuomonė ir netikėjimo tom, kad kiekvienas žmogus gali pasiekti tai, ko jisai nori ir įgyvendinti to savo norus. Tai taip yra nusileidimas. Tiesiog savanoriškai kita pusė pasiduoda. Galiu pasakyti tokį pavyzdį apie nusileidimą, kada žmonės daro tokią auką beprasmę. Ir yra tokia istorija, nežinau, kiek jinai yra tikra, kiek jinai yra išgalvota, bet iš tos istorijos tikrai galima pasimokyti. Šeima gyvena 25 metus santuokoje. Ir jie turi tokią tradiciją nuo pat pirmų metų, kad kepa pyragą, žmona iškepa vyrui pyragą ir jie sėdė vakarieniauja ir valgo tą pyragą. Viryklėje, kada orkaitėje kepa tas pyragas, viena pusė apskrunda labiau ir jinai gaunasi tokia kietesnė. Ir 24 metus moteris visada atsipjaudavo savo tą pyrago. Ta kietą gabalėlį atsipjaudavo savo, sėdėdavo, aukodavos dėl vyro, o gerąją pyrago dalį atiduodavo vyrui. Bet 25 metų jubiliejų progai jinai savo sako, nu tikrai ne. Šį kartą aš įdėsiu vyrui tą pyrago gabalėlį. Ir atėjo jau tą jų svajotą vakarienę, 25 metai santuokoje, ir įdeda tą gabalėlį vyrui. Ir kaip jūs manot, kas atsitinka, vyras atsistoja ir ją pabučiuoja. Sako, ačiū brangioji, pagaliau tik 25 metais tu įdėjai man skaniausią dalį, nes aš mėgstu apskrudusį pyragą. 25 metus dėl to, kad moteris pati to nežinodama nusileido, jinai kentėjo, bet kas įdomiausia, kentėjo ir vyras. Tai buvo tiesiog nesusitarimas, jis negavo savo skaniausios dalies. Taigi, ir dabar įdomiausia dalis, kaip dar galime įspręsti konfliktą. Tikriausiai esate girdėję tokį populiarų sprendimo būdą – kompromisas. Dabar noriu jūsų paklausti, kas galvojat, kad kompromisas yra gerai? Taip. O kas galvojat, kad yra blogai? Taip, turiu jums naujieną. Kompromisas nėra nei gerai, nei blogai. Atsimenat, aš sakiau, kad neinterpretuosim nieko, nei gerio, nei blogio. Kompromisas yra ta situacija, kada mes tikrai galim, kada yra emocijos ir taip toliau. Tai priimdami kompromisą mes galime prieiti prie to sprendimo dalies. Vilkinam gumą. Tiesiog mes tuo metu nuraminam emocijas tam, kad nusiraminti, prieinam prie kompromiso. Taip žmonės sako, kad prieinam prie kompromiso ir toliau galim perėti konstruktyvų lygmenį, bet tai nėra baigtinis sprendimas, kompromisas. Taigi, dabar dar panalizuokim, žiūrėkit. Jeigu nesprendžiam, tarkim, konfliktas yra dviejų pusių. Jeigu mes nesprendžiam konflikto, kuri pusė laimi? Nelaimi nei viena, nei kita. Tai čia visi pralaimi, nes problema auga. Jeigu mes vilkinam gumą, kuri pusė laimi? Nei viena, nei kita, tiesiog visada atidedam. Jeigu mes primetam, viena pusė laimi, kito sąskaita. Jeigu mes nusileidžiam, mes pralošiam kitam leisdami laimėti. Jeigu mes prieinam prie kompromiso, kas laimi? Nei viena, nei kita pusė nelaimi. Čiut ne tas pats, kas mes nesprendžiam. Kodėl aš parašiau raudonai? Kada mes nesprendžiam, mes bent žinom, kad nesprendžiam. Mes suvokiam sąmoningai, kad mes tos problemos visai nesprendžiam ir to konflikto ir vis tiek mūsų smegenyse kas kiek kirba, kad ateis laikas, reikės įspręsti. Kada mes prieinam prie kompromiso, mes net nesuvokiam, kad mes pralaimėjom abu. Bet kodėl? Argi negali būti situacijų, kad randi sprendimą, kuris kaip priimtinas, kodėl tai nėra laimėjimas? Tai nėra kompromisas. Labai geras klausimas, aš jį atsakysiu. Tai yra dėl Lietuvoje tokių taikomų žodžių.
sakykime, kompromisą žmonės dažnai priema kaip ir sekantį būdą, kurį aš įvardinsiu, kada laimi abi pusės. Bet mes todėl ir apibrėžiam kompromisą, mes įvardinsim tada, kada viena pusė šiek tiek nusileido ir kita pusė šiek tiek nusileido. Jie pilnai nepatenkino savo poreikių, o aš šiek tiek pasiaukosiu ir tu šiek tiek pasiaukok. Ir kažkas lieka. Ir kartais mes esam linkę kalbėti, taip mūsų lietuvių kalboje, taip yra valio, priėmėm kompromisą. Bet tikrai mes jaučiamės abu patenkinti. Tai tada tai nėra būtent tas kompromisas, o tai jau yra tas sekantis būdas win-win. Parašykim jį. Tai kita spalva. Win-win būdas įspręsti konfliktą, tai yra, kada abi pusės lieka pilnai patenkintos. Nei aš kažką paaukojau, nei kitas kažko paaukojau. Tiesiog esam abu pilnai patenkinti, arba jeigu tai yra vidinis konfliktas, aš sprendžiu daryti ar tą, tai aš lieku visiškai patenkintas, nei velniukui, nei angeliukui aš nenusileidau. Tai va, tai kalbant apie kompromisą, tai yra tada, kada abi pusės šiek tiek pralaimi. Jeigu dar aiškiau išaiškinus kompromisą, tai versle, pavyzdžiui, kada mes prieinam kompromisinių sprendimų, tai yra nuostolis. Sandoris yra tada, kada mes negaunam pridėtinės vertės. Pavyzdžiui, 1+1 tai yra 2. Tai čia yra sandoris. O kada yra kompromisas, vienetas kažkiek nusileido, tai gavom, tarkim, 0,8 ir kitas vienetas nusileido 0,7. Bendrą rezultatą, kada mes galėjom būti dviese, mes gavom tik 1,5. Tai tas kompromisas 0,5 mes jį paaukojom. Tai versle, jeigu matuojant skaičiais, tai būtų nuostolis. Santykiuose, mes kadangi kalbame apie konfliktus, tai irgi yra nuostolis. Ir kaip pratęsiu toliau mintį, tai yra pavojinga dėl to, kad žmonės patys to nesuvokia. Pasako, kad mes priėjom kompromisą, o kaip dažnai pasitaiko, pavyzdžiui, šeimos santykiuose. Gerai, aš jį šiandien išleisiu žvejybą, bet kitą kartą aš išeisiu kur nors pati. Ne? Ir ta emocija lieka ir galų gale iš tų kompromiso likučių, kur čia yra paaukota kompromiso, susidaro toks debesis. Ne? Ir palaipsniui auga ir kaip ir gamtoj, taip ir žmonių sąmoniai pasąmoniai užeina ta liūtis, kada tai virsta dideliais konfliktais ir jie tampa daug sunkiau sprendžiami negu pradedant anksčiau. Taigi šiandien mes trumpai pakalbėsime apie tai, kaip reikia pereiti prie win-win sprendimo, nes tik win-win sprendime, kuris yra iš tiesų ilgalaikis, yra pasiekiamas toks lygis, kada 100% tampa patenkintos abi pusės. Laimi ir čia, bet laimi 100%. Kaip sakoma, jokio kompromiso. Ir dar papasakosiu tokią istoriją dėl to kompromiso. Nes kiek aš vedu seminarų, žmonių klausiu, kas galvojat, kad kompromisas yra gerai, tai daugelis žmonių pakelia ranką, sako, kompromisas yra tikrai gerai. Ir kada mes įmonėje rengėm vieną seminarą ir galvojom jam pavadinimą, paskambinau vienam kolegai ir pasakiau tokį pavadinimą. Sakau, kaip tau pavadinimas į gyvenimą be kompromisų? Jis pagalvojo, sako gerai, nes kadangi jis jau buvo mane girdėjęs, kaip kalbu, pasakoja apie kompromisą, bet įdomiausias atvejis buvo, kad šalia vaikščiojo jo žmona ir jos paklausė, jisai sako, kaip tau pavadinimas, va, mano draugo, į gyvenimą be kompromiso. Tai aš per ragelį šiek tiek girdėjau, kad žmona sako, aš tau duosiu į gyvenimą be kompromisų. Tai mes susitarkim toliau šiame seminare, kalbėsim apie tai, kad kompromisas yra tas sritis, kada ir toks sprendimas, kada ir viena ir kita pusė šiek tiek paaukoja. O tą, ką mes esame įpratę vadinti kompromisu, tai dažnai, kad abi pusės patenkina, tai mes vadinsim win-win sprendimu. Taigi, šio seminaro tikslas yra atskleisti jums, kaip galima tą debesį sklaidyti bet kokiose situacijose, kad abi pusės laimėtų. Taigi, ko reikia, kad bet kokią situaciją mes galėtumėm spręsti win-win būdu. Visų pirma, tai daugeliu atveju tai priklauso nuo žmogaus asmenybės. Dažnai žmonės klausia, aš gausiu sistemą, gausiu įrankį, kuri man padės viską taip paprastai spręsti, kaip matematikai. 2+2 = 4, jeigu aš žinau formulę, aš gaunu tą atsakymą. Tai iškart noriu pasakyti, kad metodai ir būdai, kuriuos aš pristatysiu, kaip spręsti konfliktus, nėra kažkokia formulė. Negalima padaryti nei copy-paste, nes kiekviena gyvenimo aplinkybė yra kitokia. Tai yra mąstymas ir žmogaus asmenybės formavimas, tokios asmenybės formavimas, kad žmogus galėtų prieiti ir privesti kitą žmogų prie konflikto sprendimo, prie problemos sprendimo win-win būdu. Taigi, pirma, pats žmogus viduje
turi tapti efektyvus, jis turi veikti efektyviai. Ir tam, kad rasti sprendimus win-win, jums reikėtų ugdytis 7 sėkmingų, efektyvių žmonių įpročius, kurie yra būtini tam, kad jūs tikrai pasiektumėt win-win visose gyvenimo situacijose. Pirma, tai jūs turite būti veiklus. Jūs turite nekaltinti aplinkos, nes daugelis žmonių dažnai randa pasiteisinimą, randa alibi aplinkoje dėl to, kad jie ko nors nedaro. Jie tampa tokiamis aplinkybių aukomis. Jeigu jūs ugdote savyje įprotį veiklumą, tokį, jūs dažnai nekaltinat aplinkos, o veikiat. Ir dažnai jūs net nekreipiat dėmesio į aplinkybės. Antras įprotis tai yra tikslo turėjimas ir misijos. Įpročiai tarp savęs yra labai susiję. Kada jūs veikiat ir turite tikslą, dažnai jums aplinkybės ir netrukdo. Taigi antras įprotis, jūs turite įprasti užsirašyti savo tikslus, apibrėžti savo gyvenimo misiją ir žinoti, kokia jūsų paskirtis šiame gyvenime. Trečias įprotis tai yra pradėti nuo svarbiausių dalykų, tai yra prioritetai. Nes nors jūs galite būti ir veiklus, bet jeigu jūs veiksit ne tai, kas jūs veda prie tikslo, kas atlieka jūsų misiją, jūs dažnai nematysite prasmės tame darbe. Taigi šie visi 3 įpročiai yra labai susiję vieni su kitus ir jie formuoja jūsų asmenybės vidų. Kada jūs įsugdo tos 3 įpročius, jūs tada jau turit vidinę pergalę. Jūs žinot savo kelią, jūs galite jaustis tvirtai ir tada ateina toks momentas, kada jūs galite leisti laimėti kitam. Jeigu neturite šių įpročių, jums tikrai sunku neprimesti nuomonės. Jūs jaučiate auką, kada nusileidžiat ir jūs niekaip negalite leisti laimėti kitam. Taigi 4 įprotis yra, kad jūs turite įprasti ir pripažinti tokią laimi visi filosofiją. Laimi visi filosofija, tai yra mes dažnai esam linkę manyti, kad jeigu mes turim vieną pyragą ir jeigu mes atsipjausim jų 30%, tai kitam liks 70%. Jeigu mes kitam atiduosim 80, mums liks 20. Bet pasaulyje yra gausa viskuo ir tiek pinigų, tiek įvairiausių išteklių, kad žmonės gali dalintis, taigi reikia priimti tokią filosofiją, kad jūs galite iškepti didesnį pyragą ir pasimdami nors ir mažesnę dalį iš to pyrago, jūs galite ir patys, ir kitas gali laimėti daugiau. Tai yra įpročio tokio norėjimo, kad ir kitas laimėtų, pripažinimas. 5 įprotis tai yra, mes esam pratę, kad mūsų suprastų. Tikriausiai jums teko girdėti, kad žmonės pasiteisina ir sako, suprask mane, aš negalėjau. Arba mes labai trokštam, kad mus kas nors suprastų, kad mes galėtumėm įsikalbėti. Ir tai yra mūsų vidinis toksai poreikis, kad mes jaustumėm pripažinti. Jeigu mūsų supranta, tai mus ir pripažins. Bet efektyvių žmonių įprotis tai yra pirma suprasti kitą. Tai kita. Ir fizinėje aplinkoje, ne psichologinėje, mes esam labai įpratę, kad pirma mus turi suprasti ir net neįsivaizduojam, kaip kiti dalykai veiks. Įsivaizduokit tokią situaciją, jūs nueinat pas gydytoją, jums skauda akis ir jūs pasakot, kad skauda akis, jis jums paduoda receptą, sako, va tau reikalingi tokie akiniai, o rytoj tu juos nusipirko, rytoj aš ateisiu patikrinsiu tavo akis. Net nežinodamas, kokios jūsų akis, kokių akinių reikia. Jis tikriausiai pasakytų daugiau neįtumėt. Bet dėja santykiuose mes esame įpratę taip elgtis. Mes nesuprantam žmogaus, o jam iš karto siūlom sprendimą. Nežinom, kokios jo problemos ir jam siūlom sprendimą. Galbūt tas sprendimas jam sukels dar daugiau problemų. Tai todėl efektyvu yra pirma suprasti kitą žmogų ir tada, kada jūs suprantat žmogų, jūs žinot, ką jam siūlyti. Ir dažniausiai gyvenime pasirodo taip, kad jeigu jūs jam tai pasiūlot, tai visiškai neprieštarauja ir jūsų įsitikinimas. Tiesiog daug konfliktų vyksta dėl to, kad nežinom informacijos. Taigi, kitas įprotis yra suprasti kitą ir šitie įpročiai bus irgi labai susiję. Ir jau 6 įprotis ir 3 kad galėtų laimėti visi, tai yra sinergijos įprotis. Sinergija. Tai yra sinergija, būtent tas žodis reiškia, tai yra ne kompromisas, o daugiau negu kompromisas. Tai reiškia tada, kada vienetas plus vienetas yra ne 2, o 3, 4 ir 5. Ir sinergija galima tik tada, kada mes esam pripažinę tuos 2 ir įsiugdę tuos 2 įpročius. Kada mes suprantame, kad kitas gali laimėti daugiau negu dabar turi.
ir kad mes jį suprantam. Ir žiūrėkit, suprasdami kitą mes žinom, ko jam reikia, kad jis laimėtų. Tik tais taip. Ir tada mes galime kurti santykius su sinergijos metodu. Jeigu iš tokių pavyzdžių pasaulyje, kur, pavyzdžiui, verslė yra pritaikyta sinergija ir turi didžiulį pasisekimą, tai kartais mes jos nematom. Ir tai atrodo visiškai nesusiję dalykai ir neieškom kitos alternatyvos. Pavyzdžiui, klausimas, kas gali būti bendra tarp šokolado gamintojo ir žaislų fabriko? Kaip jūs galvojat? Malonumas, teisingai. Bet yra produktas, kurį visi žinot, Kinder siurprizas. Tai yra sinergijos veiksnys. Atrodo, tai visiškai nesusiję verslai. Vieni gamina plasmasinius žaislus, o Ferrero kompanija gamina, bet kada padarė Kinder siurprizą, tai dabar, kas turit vaikų, tikrai visi žinot, kad Kinder siurprizą visi tėveliai perka ir nuo to neišsisuks. Ir gaunasi, kad laimėjo visi, sinerginė veikla. Laimingi vaikai, laimingas šokolado fabrikas, laimingi žaislų gamintojai. Kai kurie tėveliai sako, kad tėveliai nelabai laimingi, nes kainuoja brangiai. Tai va, bet sinergija yra gerai ir tada mes pasiekėm. Sinergija yra tokiu atveju, kad ir viena pusė, ir kita pusė turi daugiau negu turėjo iki šiol. Ir 7 įprotis yra, palaikantis visus kitus įpročius, tai yra tobulėjimas. Norint spręsti konfliktus win-win būdu arba sprendimus, jūs turite susitaikyti su tom, kad jūs nuolat turėsite tobulėti. Nes dažniausiai sprendimai yra nei vienas, nei kitas noras, o kažkokia tai trečia alternatyva. Tam, kad jūs prie jos ją atrasti, kad prieiti, jūs turite su žmonėm komunikuoti, aiškintis jų poreikius, juos suprasti ir pripažinti, kad kitas žmogus irgi gali laimėti. Todėl jūs nuolat tą darydami jūs tobulėjat. Ir tam, kad ieškoti kažkokių alternatyvių sprendimų, jūs turite ieškoti ir tobulėti. Tobulėti kaip asmenybės. Vėlgi yra įprasta, mes visi suprantam, kad jeigu mes kelnojam sunkumus, kažkokius mūsų raumenys auga. Bet kol kas dar mažai žmonių supranta, kad rašant į dienoraštį, analizuojant save, savo poelgį, suprantant kitą žmogų, mes treniruojam savo tą protinį intelektą, mes tobulėjam ir mes kuo toliau, tuo prieinam geresnių sprendimų, nuo kurių laimi daugiau žmonių. Taigi, tam, kad pasiekti sprendimus, dar kartą pasikartosiu, jūs turit įsiugdyti tuos 7 įpročius. Apie tuos 7 įpročius mes kalbėsime kitame seminare, kaip efektyviai spręsti problemas ir konfliktus. O dabar dar šiek tiek pristatysiu konfliktą, kaip maždaug tai yra sprendžiama. Kaip jau minėjau, konfliktas įvyksta tada, kada viena pusė ir kita pusė, tarkim mūsų vidinė pusė, nori vieno, kita nori kito. Tai yra, turi tam tikrus norus kažką įvykdyti. Konfliktai gali būti 3 rūšių. Tai yra pirma, yra vidiniai. Tai dilemos, kurios mes sprendžiame išeiti iš darbo, daryti verslą, ar dirbti ir versle, ir darbe, ir panašus konfliktai. Važiuoti į žvejybą, ar praleisti laiko su žmona, vyrui, pavyzdžiui, vidinis konfliktas. Antras konfliktas tai yra tarp asmeniai. Tarp asmenį, kada konfliktuoja 2 asmenys, pavyzdžiui, mama su dukra, vyras su žmona ir panašiai, kada konfliktuoja 2 asmenys. Ir trečias yra tarp grupiniai. Tarp grupiniai, kada konfliktuoja didelės grupės, pavyzdžiui, mokytojai su mokiniais, tėvai su vaikais, įmant bendrai. Nes kartų skirtumai, jie turi kitus įsitikinimus, kaip pradžiai kalbėjom, tai dėl to ir įvyksta konfliktai. Dėl skirtingų akinių į pasaulį. Bet gera žinia ta, kad nei viena pusė niekada nenori nei viena, nei kita pusė nenori niekam blogo. Nes iš tikrųjų, pas žmogų yra toks instinktas, kad visi žmonės savaime yra geri. Ir kiekvienoje situacijoje jie stengiasi elgtis taip, kaip jiems atrodo tuo metu geriausiai. Kartais mums dėl skirtingo suvokimo atrodo, kad žmogus elgesi blogai, bet jis tikriausiai elgesi dėl to, kad jis nežino kitos išeities. Žinoma, kaip sako man kiti seminarų lankytojai, būna, kad mes kartais norim įgelti, įkasti. Tai visada išimtis tik patvirtina taisyklę. Kartais mes vadovaujamės tais tokiais žemaisiais instinktais, žemaisiais poreikiais, tokiais, kad mes norim atkeršyti ir kažkam padaryti kažką blogo. Bet daugumoje žmonės, kada jau mes kalbamės ir norim susitarti, jie nori kažko gero ir siūlo sprendimą, kurį jie įsivaizduoja tuo metu esantį geriausiai. Taigi, dabar pasikalbėkime apie patį konfliktą. Jeigu kilo debesis, tai viena pusė nori, yra toks debesėlis, viena pusė, pavyzdžiui,
žmona, paimkim vyru ir žmonos konflikto, nori eiti į teatrą. Eiti į teatrą. Į teatrą jinai nori eiti, pavyzdžiui, penktadienį vakare 8 valandą. Tuo pačiu laiku jos vyras nori žiūrėti krepšinį. Krepšinis, aišku, yra irgi tuo pačiu laiku. Ne? Ir jie tarp savęs nesusitarė. Ar tą daryti. Iš karto pirmasis pats sprendimas atrodo, eikim ir ten atskirai. Bet panalizavę toliau mes matysim, kad tai yra kompromisas. Jeigu situacija bus tokia, kaip aš nupiešiu. Tai pirmoji klaida, kad žmonės, konfliktuodami ilgai, jie stengiasi įspręsti tos dalykus. Savęs klausia, ką reikia daryti, kad mes nueitumėm ir į teatrą, ir pasižiūrėtumėm krepšinį. Pirmas dalykas, kurį reikia daryti, tai reikia išsiaiškinti, kodėl žmogus to nori. Nes bet kokį veiksmą, kurį mes atliekam, mes norim patenkinti kažkokią tai savo poreikį. Tarkim, žmona norint eiti į teatrą, ko gali norėti? Norint eiti į teatrą žmona, pavyzdžiui, gali pasirodyti viešumoje. Tiesiog išeiti į viešumą. Jinai nori patenkinti tokį poreikį. Pavyzdžiui, žmona nusipirko naują suknelę, galvoja, kur jie apsirengti ir sugalvoja vakarė eiti į teatrą. Ir tiesiog kategoriškai pasakė vyru, eisim į teatrą, bet dabar krepšinis. O jai reikia pasirodyti. Iš tiesų, jai reikia parodyti suknelę. Tai vėlgi, vadovaudomis tais įpročiais, mūsų tikslas yra paklausti, kodėl ir nuoširdžiai išsiaiškinti, koks pas šituo dalyku slypi poreikis. Vyras norintis pasižiūrėti krepšinį. Vyras, kuris nori žiūrėti krepšinį, ką jis nori? Jis nori palaikyti savo komandą, gal kaip sarkas, ne? Komandos palaikymas Lietuvos. Komandos palaikymas. Jis, aišku, žiūrėti krepšinį, gal čia dar papildysiu, per TV, sėdėti namuose, jo toks noras, kad likti namie ir žiūrėti televiziją. Ir vėlgi reikia įsiaiškinti, koks vyro tikrasis poreikis. Aš čia duodu tik tais pavyzdį, kad yra, gali būti ir visiškai kitas, gali ir vyrui būti susitikti su draugais ten arba atsigerti alaus, iš tiesų krepšinį žiūrint ir panašus dalykai. Tai čia yra labai svarbu, kad čia mes vadovautume, mes būtumėme nuoširdūs patys su savim ir su kitais. Nes jeigu mes save apgausim, tai mes ir prieisim prie kompromiso. Nes kompromisą prieinam tada, kada mes nepažįstam savo tikrųjų poreikių. Ir svarbiausia dalis yra tai, kad pusės, kurios sprendžia konfliktą, jos turi turėti bendrą tikslą. Jos turi apsibrėžti. Jeigu bendro tikslo abi pusės neturi, pirmą reikia pradėti dirbti nuo to, kad išanalizuoti, ar dvi pusės, kurios pykstasi, jos turi bendrą tikslą, ką nori pasiekti. Kokį jos rezultatą nori pasiekti. Tai šiuo atveju galim paimti ir žmona nori eiti į teatrą, vyras nori žiūrėti televiziją ir jų bendras tikslas būtų, kad penktadienio vakaras būtų kartu. Teisingai čia toksai tikslas, nes jeigu jie nenorėtų būti kartu, tarp jų ir nekiltų konfliktas. Būti kartu. Tai dabar nusipiešia tokį debesį. Dažniausiai, kada mes mokam tos sistemos vaikam, jie dažnai čia parašo sprendimą, nes tai yra trečioji alternatyva, ką daryti. Bet konfliktinį debesį įspręsti yra 21 žingsnis ir yra įsprendžiami visi konfliktai. Sunkiausiai yra su įsitikinimu konfliktais, kada su žmogum reikia daug pokalbių tam, kad pakreipti jo įsitikinimus ta linkme, kad jie nebūtų niekam kenkiantis. Tai bet yra tokios kelios sąlygos, kuriuos noriu įvardinti dabar. Tam, kad įspręsti konfliktą, win-win būdu, jūs turit nuoširdžiai nusipiešti tokį debesį. Aišku, tokia rekomendacija, kas žiūrit seminarą, nereikia iš karto pulti piešti su kitum žmogum tokį debesį, tiesiog tai yra mąstymo schema, kurią jūs galit vadovautis. Jūsų antroji pusė, tarkim, kažko nori, jūs jos klausėt, kodėl jinai šito nori. Jūs to laiku norit daryti kitus veiksmus, jūs savęs klausėt, kodėl aš to noriu. Ir tada jūs galit pasitarti, pagalvokim, koks mūsų bendras tikslas, ką mes norim kartu pasiekti. Ir tada mes matom, kokie po to slypi poreikiai, jeigu atsakom. Nes dažniausia problema tai slypi poreikis. Konfliktas vyksta tada, kada mes norim nenorai vykdyti, o mums būtina patenkinti 100% šitos poreikius. Tam, kad neįvyktų konfliktas ir pasiektumėm win-win, rezultatas yra pasiekiamas tada, kada 100% yra patenkinamas šitas poreikis ir 100% yra patenkinamas šitas poreikis. Priešingų atveju, jeigu čia nukenčia nors 1% čia dingsta, žmogus sako, ne visai, bet bus gerai. Tai jau yra kompromisas ir iš to kyla naujas debesis.
Arba dabar, arba ateityje. Taigi, tokie žingsniai, kada jūs nusipieščiat, dažnai pasitaiko paprastų situacijų gyvenime, kada jūs jau čia įsiaiškinat poreikius, jūs žinot sprendimą. Jis tiesiog ateina savaime per mąstymą. Ir pasižiūrėti, ar įvyko konfliktas, tai yra taip, tuos mums nebūtina patenkinti ir ar konfliktas įvyko ar ne. Jeigu mes eisime į teatrą, ar vyras negalės palaikyti komandos? Klausimas tuo laiku. Čia, analizuojant situaciją, jeigu jis ją palaiko tik širdyje, tai jis galės ir eidamas į teatrą. Ar ne, jeigu jam tai tinka, čia tiesiog turi nuoširdžiai sakyti. Jeigu jis nori matyti ir patirti azartą, jis negalės, jam reikia žiūrėti krepšinio. Jeigu vyras žiūrės televiziją, ar moteris pasirodys viešumoje? Ne. Tai vienas ir kitas noras blokuoja tam tikrus poreikius. Tai todėl čia iš tiesų yra konfliktas, kurį reikia spręsti. Sprendime abi pusės turi būti nusiteikusios taip. Jeigu moteris nori spręsti konfliktą vien būdu, ją turi motyvuoti bendras tikslas pabūti kartu. Jeigu jinai iš tiesų nori pabūti kartu, tada jie yra konfliktas. Jeigu jinai nenori pabūti kartu, tai čia nėra jokio kompromiso. Visai yra ir taip. Konfliktas net nekils tada, jeigu jie sutinka, vienas eiti į teatrą, kitas žiūrėti televiziją, tai dėl to nebus konflikto. Ir nebus jokio kompromiso. Turi motyvuoti bendras tikslas ir moteris nori nuoširdžiai norėti, kad ta pusė turėtų daugiau negu turi dabar. Nori, kad ta pusė laimėtų. Vyras, žinoma, savo ruoštų, jis irgi nori, kad moteris laimėtų. Jų abiejų mąstymas turi suktis tik apie tai yra moters žiūrėti, ką daryti, kad vyras galėtų palaikyti savo komandą, o vyras turi galvoti, ką daryti, kad moteris galėtų pasirodyti viešumoje su nauja suknelė. Tai remiasi tais įpročiais, kada mes galim taip manyti, nes kaip ir rašiau anksčiau, mes turim pripažinti laimė visi. Jeigu mes patys neturim tų įpročių, nesam veiklus, nežinom gyvenimo prioritetų, neturim tikslų, mums tai sunku padaryti, nes mes patys nesijaučiam laimėtojai. O kada mes patys esam laimėtojai, tai mums paprasta leisti laimėti kitam, nesuprasti, kad aš laimėsiu daugiau. Nes laikas, kurį mes atiduosim santykiamis, mums tikrai atsipirks. Na ir čia dabar galiu palikti jums, čia tų sprendimų tikrai yra daug ir kiekviena gyvenimiška situacija jinai gali pateikti jums kitų sprendimų. Mes per mūsų ilgesnį seminarą mokysimės, kaip analizuoti ir spręsti tos konfliktus, kada nesimato iš karto sprendimo. Tai šiuo atveju aš pats pasakysiu, matau sprendimą tokį, kad moteris su vyru gali žiūrėti krepšinį sporto halėje. Ir vyras turės daugiau, ir moteris turės daugiau. Ir pasirodys didesnėje viešumoje, o vyras patirs dar daugiau emocijų ir labiau palaikys komandą. Tai bus sprendimas, kuris tikrai duos sinerginį efektą. Ir atrodo, tai paprasta, tai kyla, aš manau, ir jums kilo sprendimas dar rašant, ką galima padaryti. Tai pats šitas įrankis ir taip mąstant sprendimai dažnai įsirašo net bendrame tiksle. Žmonės, kada mokosi šitose mokymuose, jie dažnai daro tokią vadinamą gramatinę klaidą, čia įrašo sprendimą. Bet tai yra gerai, dėl to, kad jie jau jį atranda. Tai va. Taigi, mano įsitikinimu, win-win sprendimus galima rasti visose gyvenimo situacijose ir tada, kada yra nesutampantys žmonių įsitikinimai, kada žmonės turi skirtingas patirtis. Kaip tai spręsti yra 21 žingsnis ir jūs turit ugdytis efektyvaus žmogaus įpročius. Apie tai, kokie yra efektyvių žmonių įpročiai, apie tai, kaip juos ugdyti, kiekvieną tą įprotį ugdyti kiekvieną dieną, kaip tai parodyti kitiems žmonėms, jiems neprimetant. Ir apie tai, kokiais etapais galima įspręsti bet kokį debesį, mes pakalbėsime seminare, kaip efektyviai spręsti problemas ir konfliktus.